šoku, sukuosi, kažką vėl praleidžiau. Dainius Šalinga kartą pamėgino žaisti krepšinį ir užsikabino. Žiūrėkit, va, taip va. Raimundas Rumšas garsino Lietuvą, laimėjo bronzą Tour de France lenktynėse, bet vėliau buvo įveltas į neaiškų dopingo skandalą ir krito veidu į kursą. Brangioji, nuo pernai tu labai patobulėjai. Atrodai labai dailiai ant slidžių. Kokia gražti figūra, kokie judesiai, kokia plastika, labai seksualu. Brangioji! Gal geriau eikime į viešbutį. Kaip gražiai sustačiau rutuliukus į trikampį, kaip lygiai. Dabar net gaila tokį grožį sugadinti. Ai, negadinsiu. Sūneli, nebijok. Čiuožti šią vandens čiuožyklą nebaisu, netgi labai smagu. Tikrai? Tikrai, aš tave prižiūrėsiu. Man visi baisu. Nu gerai, paskutinį kartą rodau, kad čia nieko baisaus. Kiekvieną rytą aš valausi dantis, labai atsakingai ir rimtai valausi. Po tokio valymosi dantis būna švarus ir sėki kitą kartą parodysiu, kaip aš plaunu galvą. Kaip aš mėgstu maudytis vonioje. Galiu kiekvieną dieną po kelias valandas taip maudytis. Kas nors paduokite man skutimosi peiliuką, man reikia truputėlį kojas nusiskusti. Bendrai tiek to paskui nusidepiliuoti, dabar maudynės. Ei, ištraukit tą vaiką iš mano vonios, jis man trukdo maudytis, na. Laivas ypatinga vieta, čia kiekviena virvė, kiekvienas mazgelis, ką nors reiškia. Viskas turi prasmę ir svarbą, todėl jei neišmanote apie laivus, geriau nelieskite nieko, nes pasigailėsite. Ir būtinai nutiekite gelbėjimus į lemenę, nes kitaip galėti sekti. Mūsų firmos atskrydis. O tas vyras viduryje, mūsų mylimas generalinis direktorius. Maudytis Aliaskos ežeruose ir malonu ir pavojinga, čia kuo labiai siausiodai pasaulyje. Negali ilgai išbūti nusirengęs, turi iškart šokti vandenį. Nedaug dėvi dėl kokios tos priežasties jums tai nepavyks padaryti. Tada odams bus tikra šventė, o jums tikrai ne. O, šitai! Man jau nusiboda žaisti su tavimi ir vanduo atšalo. Noriu apsirengti ir eiti į kiemą. Gerai, apsirenk. Niekada netvirtinkite povandeninio laivo variklio prie paprastos valties. Povandeninis variklis visada ir liks povandeninis. Mūsų klasės plaustas pats geriausias, greičiausias ir tvirčiausias. Mūsų plausto komanda netgi turi savo simbolį, mes jį laikom ant plausto krašto, kad visi matytų ir bijotų. O kartais savo simbolį mes pakabiname ant plausto, kad geriau laikytųsi. Tada galime plaukti į jūrą, tai yra į prūdų mūšį. Ei, o jūs žvejybai leidimą turite? Neančių reikalas. Kartuoju klausimą, leidimą žvejybai turite? Kartuoju atsakymą, neančių reikalas. Atrauk. Taip, tai šitą brakonierių, žinok, mes ne šiaip patys, mes aplinkos apsaugos inspektoriai. Prašome eiti su mumis, surašysim protokolą. Ir nesipriešinkite, nes mes būsime priversti panaudoti specialiuosius kovos veiksmus. Atstokit, aš turiu leidimą. Nu tai taip reikėjo iškart ir sakyti, o jūs sukūrėte nereikalingas konfliktinės situacijas. Ir nuraminkite tą šaunį, čia jums ne miškas, kad galima būtų kalyti.